Jau eiti tenai? Galit drąsiai dar čia pabūti, jeigu norit. Ieva, čia tu? Ieva, kodėl tu su kitais videografais? Jo, papa. Filmavimas nebuvo. Aš kad užvyko, liko. Ačiū, nereikėtų apskritai. Jaučiuosi, kad ši diena yra tokia, kokia turi būti, o geriausia, kad ką tik dėjau 2 šampano taurės. Ką, iki visų liko 5 minutės, kaip sakė. Paskutinės 5 minutės laisvės, bet rock and roll, važiuojam. Ir leiskite pradėti ceremoniją. Mėly jaunieji, liudytojai, svečiai, šiandieną tikrai labai ypatinga diena, nes bus registruojama Džiugo Palijansko ir Ievos Mikalajūnaitės santuoka. Palijanskai, važiuojam! Santuoka tai geriausia, ką 2 žmonės vienas kitame gali atskleisti. Santuoka visada atleidžia ir supranta klaidas, nes jeigu nesupranta ir neatleidžia, dėja nėra jokių santykių ir jokios santuokos. Santuoka visada drąsina ir augina naujas patirtis ir naujus būdus išreikšti meilę. Nes kai gyvenime yra meilė, tikriausiai visi čia esantys sutiks, nes kai gyvenime yra meilė, tas gyvenimas aplinkui tampa gražus, jaukus ir įdomus. Džiugai ir Ieva, gyvenkite šeimoje gražiai, jaukiai ir įdomiai. Dovanokite vienas kitam patį tvirčiausią pasitikėjimą, šilčiausius jausmus, pačias gražiausias emocijas. Būkite vienas kitam jaukiais namais, į kuriuos visada norisi sugrįžti. Jaukiais namais, vienas kito širdise, kad ir kur bebūtumėte. Kad praėjus daug metų, nuoširdžiai ir drąsiai vienas kitam galėtumėte pasakyti: tu žinai, mieloji, mielasis, aš labai myliu gyvenimą, nes jis man padovanojo tave. Nes tu visada šalia, nes tu esi mano laimė, stiprybė, džiaugsmas ir pats gyvenimas. Išlikite drąsūs iki galo, susitarėm? Taip. Nes daugiau neprimsim. Visi juokiasi. Visą laiką, kai pasakau, juokiasi. Tai žinot, tą santuoką sudaryti, tikrai reikia labai daug drąsos. Ir pinigų. Ir pinigų. O, čia geras pastebėjimas. Džiugai, ar jūs sutinkate, kad Ieva taptų jūsų žmona ir pasižadate ją palaikyti, ją gerbti ir mėgautis jos meilę visą likusį gyvenimą? Pasižadu. Aplodismentai jaunikai.
Ieva, ar jūs sutinkate, kad Džiugas taptų jūsų vyru ir pasižadate jį palaikyti, jį gerbti ir mėgautis jo meilę visą likusį gyvenimą? Aš pasižadu. Aplodismentų nuotakai. Žiūrėdami vienas kitam į akis, vienu metu, vienas kitam sakykite: myliu tave be galo ir labai noriu su tavim susituokti. Myliu tave be galo ir labai noriu su tavim susituokti. Aplodismentai jauniesiems. Dėkoju. Džiugai ir Ieva, šiandieną pasikeisdami žiedais jūs turite išskirtinę galimybę žodžiais, akimis ir širdimi pasižadėti vienas kitam, kad ir toliau eisite bendru gyvenimo keliu. Nuo mes linkime, kad jūsų bendras gyvenimo kelias šeimoje būtų pripildytas šviesos. Tai aš kviečiu dabar žiedelių sunešti. Leonardai. Aplodismentai. Ačiū. Jūs, kad ne pirma? Telpa. Biškį stipriau. Pavyko, aplodismentai. Džiugai, kai matau tave šiandien, visų pirma džiaugiuosi, kad gyvenimas mus suvedė. Kėlė mums iššūkius, davė užduočių ir apdovanoja mus dar daugiau, galimybę jas kartu spręsti, mokytis ir matyti, kaip keičiasi ir auga mūsų meilė. Prieš pažadant tau toliau auginti mūsų meilę, noriu, kad žinotum, tu esi to vertas. Tu vertas mano meilės, kantrybės, pastangų ir rūpesčio, nes per šiuos 7 metus turėjau malonumą pažinti tavo širdį. Ir tu turbūt geriausiai žinai, kad nesvarbu kokio senumo mašina, jei variklis geras, ji važiuos ilgai. Panašiai ir mūsų santykiuose. Svarbiausias yra bendradarbiavimas dėl bendro tikslo. Mes abu nuolat stengiamės dėl bendros meilės, nes negalime būti laimingiams atskirai. Nes kaipgi mes būsim laimingi, kai tu miegi iki pietų, o aš sėdžiu liūdna be pusryčių. Mes mokomės vienas kitą suprasti ir palaikyti. Dėl to sekmadieniais aš ramiai miegu, kol tu laimingas esi futbolo varžybose. Mūsų bendras tikslas yra mūsų santykių variklis. Ir aš drąsiai galiu sakyti, pasitikiu tavim, tavo širdim ir mūsų ateitimi kartu. Šiandien prieš mūsų šeimą ir draugus aš pažadu tau mylėti tave visada, tiek kai gyvenimas mums dovanoja iššūkius, kai savaitę gyvena mašinoje be tualeto ar esame apsupti kengūrų gaujos Australijos vidury. Tiek tada, kai miegam 5 žvaigždučių viešbučiuose. Pažadu juoktis su tavim, net kai tavo juokeliai bus labai keisti ir nelaiku. Pažadu būti tavo geriausia draugė kasdienybėje. Nuo rytinių skubėjimų į darbus, iki penktadienio vakarėlių, iki paryčių. Pažadu palaikyti tave visuose tavo siekiuose, net ir ten, kur tau nelabai sekasi. Čia turiu omeny žvejybą. Pažadu vertinti kiekvieną tavo šypseną, beprotišką idėją ir tą šviesą, kuri daro mūsų gyvenimą ypatingu. Šiandien aš renkuosi tave. Rinksiuosi tave vėl ir vėl, kiekvieną rytą ir vakarą.
kiekvieną žiemą ir vasarą. Rinksiuos tave dabar ir visada. Tu jau papasakai mūsų gyvenimo istoriją, tai aš galiu savo sutrumpinti truputį. Sutrumpink. Gerai, aš tau tiesiog nuo pasižadėjimų. Taip. Ieva, pažadu tau nenustoti leistis su tavim į nuostabias keliones. Net jei iš pradžių ir nebūsi toks iniciatyvus. Pažadu tau juokinti tave ir taip, kad net ir rimčiausias dienas pradėtų šypsotis. Pažadu tau nepykti, kai nuvažiuosime ne į tą kino teatrą, o nuvažiavę į tą, sužinosime, kad ir data ant bilieto kita. Pažadu tau fotografuoti tave net ir tada, kai toje vietoje jau turėsi 6 nuotraukas iš netinkamo kampo. Kantriai ieškosi to vieno tinkamo. Nu dabar šiek tiek rimčiau. Ieva, šiandien stoviu čia aš su tavimi, nes su tavim mano gyvenimas yra besąlygiškai geresnis nei be tavęs. Pasižadu tau mylėti tokią, kokia tu esi dabar ir kokia tu tapsi ateityje. Pasižadu tau kartu su tavim kurti šeimą, namus, pilnus laimės, džiaugsmo ir juoko. Pasižadu tau būti tavo ramščiu ir kurti tokius namus, kad po kokios dienos, geros ar sunkios, vis laik žinotų, grįžusi namo, rasi šilumą ir jaukumą. Pažadu klausytis, gerbti ir eiti keliu, net kai kelias vingiuotas. Pažadu mokytis, augti ir pirmas ištarti atsiprašau, kai reikės. Nu, ir žinoma, pažadu niekada nemaišyti spalvotų su baltais. Ieva ir Džiugas, kaip pasaka, ilgai laimingai. Ačiū. Žiauriai drebėjo tavo balsas, kai tu sakei įžadus. Biškis yra buvo. Aš mačiau tavo lūpą, atrodo, kad... Tai va. Bet viskas buvo gerai. Plius, tu nepasakei visų savo įžadų, aš žinau. Tu iškart nuėjai prie pažadų. Čia ir buvo mano visi įžadai. Rimtai? O tu kodėl pasakei man aš tik pažadėjimus? Tu čia labai ilgai šnekėjai. Rimtai? Taip. Aš per ilgai šnekėjau? Rimtai? Oi. Labai karšta buvo, tai Labai čia karšta nuo jų. buvo. Ir vandens nieks nedavė. Jaunieji labai karšti. Taip, aš tikiuosi jų taip ir toliau. Taip ir toliau. Aš žiauriai susikonfūzinau, kai pasakė Ieva Palijanskė, nes aš galvojau, kad tik teisingai pasakytų pavardę Mikalajūnaitė ir sako Palijanskė ir man tik tada daėjo, kad tai tokios emocijos. Liuks. Riba yra suvalgytų makarunsų, kad žmonės negalvotų, kad aš kvailys esu. 11? 11. Gerai. Išvengti norim važiuoti.
Norim važiuoti, jau švęs normaliai reikia atšvęsti. Jo, reikia. Gerai atšvęsti. Iki galo švęs? Mes visada Iki galo švęs, mes visada iki galo. Mes visada pasirengę. Mes pirmi ir iki galo. Pakeliam taurytę už Ievą ir Džiugą. Man labai patinka šita diena, ta prasme, aš taip nesitikėjau, kad ceremonija bus tokia, jinai buvo tokia atsipalaidavus, tokia tikra ir aš nesijaučiau lyg duodama kažkokį visos gyvenimo ten priesaikos įžadus bažnyčioj, institucijai. Aš jaučiausi tokia, kad aš stoviu prieš Džiugą ir aš jam sakau, aš tave myliu, bet labiau nei kiekvieną dieną. Šiandien ypatinga diena. Tikrai. Pasiruošimas vakarui. Ruošiame. Iš jaunikio kišenį. Nėra labai skanu ir po šampės nėra labai gerai, bet bus kaip bus šiandien. Džiugas gaus nepasidalins.